Sveiki, mylėjai, labas rytas. Kas žiūri ryte, geros dienos ar geros nakties, kas žiūri vakare. Pamokinsiu jūs vieną paprastą dalyką. Čia yra irgi su akupresūra, su akupunktūra, kaip save nuraminti. Kaip jum depresija, kaip jum labai sunku, kai nesusitvarkot savy, kaip jum liūdna. Žmogus turi tam tikras tokį mechanizmą savyje. Daug ką jis turi. Jis moka pats save ir temperatūrą numušti, sudegindamas tiesiog virusus, pakeldamas aukštyn temperatūrą. Yra mechanizmai, yra vietos, kur vien prilietus jūs galite save nuraminti ir pakelti savo nuotaiką ir stabilizuotis psichiškai. Žinot, žmogus įpratęs, kad jis nori, kad jį kažkas apkabintų, kad kažkas jį paglostytų, kažkas paguostų. Bet jeigu šalia nėra nieko ir neturim tokio žmogaus, kuris jūs paglostytų ir apkabintų, apkabinkit patys save. Tiesiog apkabinkit patys save, tai yra labai lengva ir labai paprasta. Tiesiog paimat, sukryžiuojat rankas ir save glostot per pečius. Kaip jums patogiau, ar taip. Ir save va taip glostot. Jūs norit, kad kažkas apkabintų ir paglostytų. Žinot, kai žmogus nori kitą paguosti, jis įima va taip už pečių. Jis jį glosto va už šitų vietų. Jis liečia pečius. Čia yra labai jautrūs taškai, akupunktūriniai ir kur žmogus pats save. Kas tada darosi pa žmogų, kaip jisai kontaktuoja su šita vieta? Krinta kortizolio lygis. Suaktyvinamas klaidžiojantis nervas. Žmogus iš karto pasijunta geriau, pasijunta nurimęs. Nereikia jokių vaistų, jokių medikamentų, tablečių, nei nieko. Viską turit patys savo kūne. Aš jūs mokinu ir mokinsiu ir kiek aš dar pajėgsiu, ką aš prisiminsiu, ką aš vis prisimenu ir užmirštu ir vėl paskui prisimenu, filmuoju tą, primenu kai ką. Viską jūs turit savy, galit patys save nuraminti. Išmėginkit viską, ką aš jums patarinėju. Patarinėju tik tuos dalykus, kuriuos išmėginus esu ant savęs, kiti žmonės išmėgina. Tai yra patikrinti dalykai. Ir tas glostymas va pečių save. Jūs pasijusit tokį ramybę gerą, tokia tik kažkas nulėkė, nuima, atrodo, maišą akmenų nuo jūsų galvos, nuo jūsų sąmonės nuimi. Tiesiog va, paglostyt savo pečius. Va šičia, taip sukryžiavus rankas, kaip jums patogu. Ir jūs pasijusit geriau. Dažniau tą darykit kitiem. Žmonėm, kuriuos jūs mylit, kurie jums brangus, kurie kenčia, kurie reikia jūsų prisilietimų ir pagalbos. Žmogaus kontaktas tai yra taip pat užpildymas energetika. Tai jūs tada būnat donorai, netidavinėkit savo energijos per daug. Jinai duota kiekvienam žmogui tiek, kiek jam reikia pačiam. Atidavus jūs rizikuojat susirgti patys, susirgti labai negerom lygom, labai sunkiom lygom ir lygi onkologijų žmogus neteks tos gyvybinės jėgos energijos. Ne kiekvienas turi tiek jos, kiek aš turiu, kurią esu energetinis donoras ir esu magnetas ir galiu dalinti visiems, pati gaudama iš gamtos, iš visur ir atiduodama jum. Ne, jūs to negali daryti labai dažnai ir labai taškytis į visas pusės. Bet kartais, kai labai artimajam jų šeimos nariui ar kam liūdna, bloga, matot, kad jis nusiminęs, tiesiog prieikit prie jo ir už pečių, už šitų vietų jį paglostykit.
jūs pamatysit, kaip jam gera, kaip jis greitai nusiramins. Nesvarbu, tai galbūt jūsų gyvenimo partneris, kuris psichuoja ten po nesėkmių darbe ar kažkokiu tai kitų dalykų. Galima nuraminti, galima nepykt, kad jisai įsilieja ant jūsų tas emocijas blogas, o tiesiog prieikit iš meilės, iš savo širdies gerumo ir pasidalinkit tą energiją ir nuraminkit jį. Tai labai padės. Savo vaikam, mažiem, dideliem, suaugusiem, pasenusiem jūsų vaikam. Tai labai veiksminga. Dažniau, kam norit suteikti tą ramybę, ištraukti iš depresijos, tai yra kaip antidepresantas, mėlyjei. Naudokitės mano patarimais. Dėkuoju, kad esat su manim. Aš vargstu įkeldinėdama tuos filmukus, kurdama juos, bet tikiuosi, kad jie labai labai jums padės. Jie nieko jums nekainuoja, bet gali padėti labai daug ir šitas nemokamas savęs gydymas, kur nekainuos jums nei kapeikus, tik tai neužmirškit jo. Būkit sveiki, mėlyjei.